Nieka nesitiks, tai jinai va, užminė ir atsistat. Tai dar priklauso, pats priaugimas dar priklauso ne vien tik tais nuo oro sąlygų, bet ir nuo pačio sodintojo. Jeigu blogai pasodina, tai blogai ir prigis, bet čia jau kiek praėjom, visai neblogai, tik tais dar reikės rudeniop sutrenkti talką, kada jau kokią spalio pabaigoj, lapkričio spalio pabaigoj, kada jau visą gamtą eina miegot, nurimst, apipjaut aplink šitas eglutės arba aptrypt aplinkui. Tai tu nori pasakyti, kad vaikai, kurie čia sodino, jie sodino gerai? Jo. Čia yra viskas taip, kaip ir priklauso. Priežiūra buvo gera. Sodinukai buvo geri. Čia yra daug prisidėjusių rankų, galvų. Prie viso šito atrodo nedidelio projekto, bet jis vis tiek yra projektas. Va, lenta, prašom, važiuokit, žiūrėkit. Vaikai dirba su pačia geriausia emocija, aš bent jau kiek atsimenu čia tuos visus, tie, kur yra mūsų nufilmuoti video, nuotraukas, kurias galėsim dar kartą įkelti, kad pamatyt, prisiminti, kaip viskas vyko, o vyko, man atrodo, viskas labai gerai, džiugiai ir visiems šitą šventę patiko. Tik dabar reikia kantrybės ir laiko, kad užaugtų. Per pusę metų tai neįvyks, per metus irgi ne, bet po 5, tai yra kokiais 2028-30 metais mes jau čia jau filmuodami, jeigu dar filmuosim ir jeigu aš pats dar filmuosios, matysim jau rezultatą, bet lenta liks, prisiminimai liks, žmonės važiuodami galės čia sustoti. Kada pakartosi vėl miškasodį? Daug energijos jie atima, tie miškasodžiai. Ta prasme, šiaip apskritai tie visi projektai, jie viskas yra gerai, aš su jais noriu dirbti ir tai yra sveikintina, bet aš pats veiklos tos tikrai neatsisakyčiau, bet aš pats tiek daug turiu veiklos savo darbę, ko gero, kad pats save išsekinčiau vien tik tais projektais užsiminėdams. Jeigu kažkas turi kažkokių idėjų, kur galėčiau prisidėti prie tokių projektų, prie švietimo, prie miškininkystės, kvieskit, prašom, atvažiuosiu, jeigu turėsiu laiko ir galėsiu suteikti kažkokios informacijos, kurią pats per nemažą darbo metų patirtį sukaupęs esu, galėsiu ją pasidalinti.